Va, matot šitą? Kažkoks žioplys iš balkono paleido popierinį lėktuvėlį. Iš sąskaitos išlankstė. O Vitaliui irgi nenuskilo, jis jau įsigavo. Vitali, kokios sąskaitos geriau, popierinės ar elektroninės? Kas? Pas mus miške su paštu labai prastai. Nepravažiuoja, užklimsta, palieka laiškus prie miško. Mums reikia toli eiti. Žodžiu, kai atsirado elektroninės, mes daug laimingesni. Visa bendruomenė labai patenkinta. Elektroninės. Tai elektroninės, čia kas be ko. Mano drevėje skirta riešutams, kankorėžiams. Popieriaus aš nekaupiu. Tekdavo nešti į tą gatvę į konteinerį. Ant žemės gi nemesi. Aš ekologiška voverė. Man rūpi, kaip gyvens mano vaikai. Eik namo! Neisiu! Atimsiu visus pokemonus! O tai dar siunčia kam nors tas popierinės? Taigi gauni SMS-ą, pasitikrini per vapą, nueini į banką ir apsimoki. Arba per internetą. Dar patogiau. Kam tie popieriai reikalingi? Katinams nebent. Susiplėšo ir į savo dėžutę pasiberia. Man, pavyzdžiui, būdavo žiauriai nepatogu tuos vokus atplėšinėti. Susinervindavau, sudraskydavau. Aš savo mobilius vis pametu. Paskutinį turėjau žiauriai gerą Nokia su visa abėcėle. Įkrito į akvariumą. Su manim kartu. Dabar kol kas neturiu jokio. Turėjau Nokia su visa abėcėle. O matėt mano nuotrauką žurnale Žvėris? Be to, kiekgi medžių yra išsaugoma. Popierių iš ko daro? Iš celiuliozės, o celiuliozė iš ko? Iš medžių. Taigi kerta ir kerta dabar jos. Už tai ir atsikrausčiau į miestą. Čia irgi kerta, bet ne taip smarkiai. Sakiau, eik namo, kas pamokas darys? Tai jūs dabar manęs klausėt, kokios sąskaitos yra geriau. O ar jūs žinot, iš ko popierinės yra daromos? Ar žinot? Geniai man kaktą daužo, voverės jausi visokias šiukšlės tempia, dar jūs čia su savo kvailais klausimais. Elektroninės geriau. Omnitel man siunčia elektroninės.